Ačiū. Tai savo tą pranešimą pavadinau tokiu sudurtiniu pavadinimu, turėdamas gal daugiau užmačią, kad tą, ką šiandien pristatinėsiu, tai bus pagrindė ta pirmoji dalis gamtos rekonstrukcijų idealai sovietmečių. Kad tai paliko kažkokius pėdsakus, pakeitė mūsų šalį, mūsų kraštą, gamtą, mūsų pačius ir kaip, pavyzdžiui, per Ainės Ramonaitės girdėjom pranešimą, kad žmonės, ir dabar sako, ten kolūkiai mūsų ir panašiai. Tai nėra, kad sovietmetis tiesiog prabėgo, nieko neliko ir gyvenam naujam lape. Bet kas liko, kas buvo pakeista ir kaip pakeista, tai man atrodo, čia yra toksai kaip ir esminis klausimas, kurį aš norėčiau aptarti. Kuo ta modernybė sovietinė galbūt skiriasi nuo alternatyvų, tiek iki tol buvusių, tiek kitose kraštuose buvusių. Tai apie tai turbūt ir bus mano pranešimas. O tą gyvenimo perspektyvos po jų aš daugiau paliksiu diskusijai po pranešimo, tiek gal savo perspektyvą pasidalinsiu, galbūt iš salės kas nors norėsit kažką tai pakomentuoti ar padiskutuoti su manimi. Tai tokį trumpą įvadą pasakęs ir pradėsiu. Dar prieš pradedant aš iš karto turiu atsiprašyti, kad aš šiandien po vakar tokios jautrios temos apie tremtį, apie jūsų artimųjų likimus, po spektaklio tokio už širdies griebiančio, šiandien cituosiu Marksą ir Trockį ir remsiuos visą eilę komunistų, tos trėmimus ir vykdžiusių, bet tiesiog tai yra neišvengiama. Mes, kad suprastumėm, kas įvyko, mes turim suprasti, kaip veikia ta visuomenė, kaip mąstė jos žmonės, kokia buvo ideologija, varomoji jėga, kažkokia tai kultūrinė srovė už to. Ir aš, kadangi esu pagal savo tą išsilavinimą filosofas, turbūt daugiau nei politikos mokslininkas, nors diplomas sako, kad esu politologas. Tai aš daugiausiai ir tą atspirtį rasiu filosofinėse transformacijose. Tiesiog pažvelgsiu, kaip Karlo Markso, Engelso raštai buvo integruoti į politinės struktūras, į praktikas. Čia niekam nepaslaptis turbūt, kad Marksas, Engelsas, Leninas, jie tapo kažkokia tai kelrodė žvaigždė Sovietų Sąjungos politikoje. Ta prasme, čia yra tiesiog banalybė. Bet dažniausiai marksizmas ir tiesiog ta visa socialistinė, marksistinė ideologija, jinai yra suprantama ir analizuojama kaip ekonominė ideologija, kaip socialinė ideologija, o gamta lieka kažkur tai periferijoje šone. Tai dažniausiai nėra matoma kaip ideologija turėjusi labai aiškę liniją su gamtiniais kontekstais. Ir galbūt dėl to, man atrodo, aš čia galiu pasiūlyti jums kažką mažiau girdėto. Bet neišvengiama, aišku, tam, kad
kad aš kažką galėčiau jums pasiūlyti, pakomentuoti, tai aš perbėgsiu gana platų spektrą, jums jau girdėtų, matytų, galbūt kitiems ir patirtų dalykų. Tai taip, pradėkim tada. Tai pačią pradžią, galvojau, pradėsiu nuo to, kas buvo iki tol, iki sovietmečio. Ir aš remsiuos čia gana daug tekstais, kaip ir sakiau, nes tiesiog gal filosofinis tas mano backgroundas, kontekstas. Tai turiu dvi ištraukas. Vieną iš Antano Smetonos, gyvenimo pažiūra ir naturalizmo etika. Straipsnis švietimo darbe ir jis įrašo: Ruso nurodytas kelias eiti iš suklydimo dorovėn netikras. Gamtą reikia įveikti, kad ji tarnautų žmonijos tikslui. Gamta yra priemonė žmogui pasireikšti, jam išsiplėtoti, bet ji pati negali būti tikslas, iš jos išeinama, bet ne jon grįžtama. Ir tada kitas paragrafas yra iš Vydūno žmoniškumo slenkstis. Ir Vydūnas rašo: nėra jau taip, tik taip pažvelgus aišku, kur augmenija pasiliauja ir kur gyvulyja prasideda. Tai po jau tuliems nėra lengva išvysti skirtumą tarp gyvuliškumo ir žmogiškumo. Su augmeniu iškilęs, tai prakilnus, iškilus žmogus pasielgia kitaip negu žemasis. Daugiau jis atboja tojo gyvybę ir gyvenimą. Daug geriau jis pajaučia augmens ypatybės ir jomis pasidžiaugia. Tai šitos dvi citatos suformuoja tokį kontrastą. Abu žmonės tarpukario žinomos asmenybės, prezidentas, kitas filosofas, kultūros veikėjas, kuris atkurtos Lietuvos ir pinigus puošia savo atvaizdu. Ir vienas sako, kad iš gamtos reikia išeiti ir jon negrįžti, gamta kažkoks tai regresyvus laukas. Kitas sako, kad nėra taip jau ir aišku, kur čia baigęs gyvulys, kur prasideda augalas. Taip pat pats žmogus nuo gyvulių netaip ir toli nutolęs pas Vydūną tekstuose. Tai kitaip sakant, mes esam to ekologinio rato kažkokia dalis ir elgtis tada reikia atitinkamai su pagarba gamtai. Tai kitaip sakant, toj tarpukario Lietuvos modernybėje buvo kontrastuojančių pažiūrų. Dominavo turbūt daugiau smetoniška tokia žiūra, kuri kartu buvo lydima ir tos katalikiškos tokios doktrinos apie nemirtingą sielą, žmogų, kuris yra Dievo atvaizdas. Bet buvo kažkokia niša, erdvė alternatyvai. Buvo galimybė kvestionuoti progresą, kažkaip tai pergalvoti, ar mums iš tikrųjų reikia viską transformuoti ir visur kištis, viską perdaryti pagal save. Bet tada ateina 40-ieji metai ir čia prasideda viskas pagal Marksą. Marksas tiesa savo ankstyvuosiuose raštuose, ir gal aš pradėsiu šiek tiek kitaip, tai Markso gamtos samprata yra neišvengiamai susijusi su jo darbo samprata. Dėl to, kad darbas pas Marksą buvo kažkas, kas yra labai kūniškas procesas, tarpininkaujantis tarp žmogaus ir gamtos. Štai ką aš dabar darau, tai nėra darbas. Tai aš esu bedarbis arba kažkoks tai tarpsluoksnio atstovas. Savo rankų nenaudoju pasauliui kurti. Gydytojai yra nedarbininkai, mokytojai nedarbininkai. Ir tie visi kiti žmonės, kurie spektaklyje išvažiavo į Sibirą, tai jie yra nedarbininkai.
o darbininkas turi naudoti savo fizinės jėgas kažką pakeisti. Ankstyvosiuose savo ekonominėse rankraščiuose Marksas darbo netraktavo kaip neigiamo dalyko. Atsiprašau, netai pasakiau. Ankstyvosiuose rankraščiuose darbas buvo tik neigiamas dalykas. Jisai kalbėjo apie susvetimėjimą trigubą ir darbo metu žmogus susvetimėja. Bet šita žiūra transformuojasi jo vėlyvosiuose raštuose, kur darbas nebėra neigiamas dalykas. Tame tarpe Kapitale, kuris tampa komunistų, Sovietų Sąjungos tokių kertinių atsparos taškų, taip pat komunistų partijos manifeste, darbas įgyja neigiamą atspalvį, tik tai atsidūręs tam tikrose socialinėse sanklodose. Darbas įgyja neigiamą tą susvetimėjimo atspalvį dėl kapitalizmo įtakos, kad jeigu dirbama, bet kito labui, kitam kraunant kapitalą, tada esi susvetimėjęs su savim, bet jeigu tik būtų visuomenė tokia, kur dirbama savo ir saviems, viskas yra mūsų, tai toj visuomeniai darbas nebūtų susvetimėjęs, nebūtų įtampos tarp darbo dirbančiojo ir produkto. Ir tada darbas būtų kaip mano tiesioginė išraiška į aplinką. Tai, ką aš darau, aš išreiškiu save. Negana to, tada Marksas, pavyzdžiui, Kapitalo pirmam tome rašo, gyvūnai ir augalai, kurie paprastai laikomi gamtos produktais, yra galbūt ne tik tai pereitų metų darbo produktai, bet šiuolaikinės jų formos yra ir produktai pakitimų vykusių per daugelį kartų, žmogui kontroliuojant, jam panaudojant savo darbą. Kitaip sakant, darbas pas Marksą Kapitale kažkaip tai prasiskleidžia laike, tarp daugelio kartų ištirpsta laiko tėkmėj ir produktas yra ne tik tai, ką dabar pasigaminau, bet tie piliakalniai yra produktai savo kažkokius tai pradžią pametę istorijos tėkmėj, mes jau nebeatsekam, kada buvo jisai suformuotas, bet jisai yra suformuotas. Tai, kitaip sakant, ta skirtis tarp natūros ir kultūros, jinai išblunka į tokį neatskiriamą spektrą ar lauką, gal tai net nėra spektras, tiesiog neatskiriamą lauką, kuriame iš esmės viskas yra palytėta darbo. Viskas, kas mus supa, yra suformuota, mūsų lydintys gyvuliai, kuriuos čia Marksas rašo, šiuolaikinės jų formos yra produktai, šunys yra prisitaikę prie žmogaus, ten vištos, karvės, jie yra veisti selekciniais principais kažkokiais, javai yra išvystyti tokie, kokie yra žmogaus dėka. Kitaip sakant, gamta yra žmogaus kuriama ir kurta. Ir tada Engelsas savo karjeroje yra parašęs tokį straipsnį Darbo vaidmuo beždžionės sužmogėjimo procese, kuriame jis įrašė, kad ranka yra ne tik darbo organas, ji taip pat yra ir jo padarinys. Engelsas žengia netgi dar radikalesnį žingsnį. Jisai sako, kad žmogus yra darbo rezultatas. Žmogus tokį, kokį mes dabar turim, tam straipsnį jisai tvirtina, kad pirmiausia vystėsi rankos, bedirbdamos. Tas nykštys kitaip nei kiti pirštai juda dėl to, kad galėtumėm kažką paimti rankoje.
kažkokį įrankį ir juo tašyti, juo kirsti, kažką tai dirbti. Smegenys vystėsi paskui ranką. Toks argumentas. Ir šita nuostata, kad ranka yra darbo padarinys ir pats kūrinio pavadinimas darbo vaidmuo beždžionės sužmogėjimo procese, rodo, kad dirbti gali ne tik tai žmonės. Mes esame įpratę, kažkaip tai manyti kasdienybėje, kad darbas yra socialinis procesas, kad tai yra homo sapiens sapiens būdinga veikla. Engelsui nebuvo taip. Engelsui darbas buvo kažkas tai, ką ir beždžionė galėjo daryti ir to dėka tapti žmogumi. Tai, kitaip sakant, darbas net neapsiriboja mūsų rūšimi. Darbas yra būdingas gamtai. Bitės dirba avilį darydamos, skrusdėlės dirba savo skrusdėlyną sutelpdamos, žmonės dirba ir bedirbdami žmonėm tampa. Tai mes pagal Engelsą ir pagal vėlyvąjį Marksą mes esam darbo kažkaip tai visada rezultatai, o darbas, sunku jį kažkaip suklasifikuoti, kas jis toks yra. Ar darbas, Leninas yra rašęs apie marksizmo šaltinius ir ten viską suskirstė į dvi, ar teigia, kad marksizmo esmėje yra kaip dvi sekcijos, bazė ir antstatas. Ir bazė, ekonominiai kažkokie procesai, fiziniai procesai yra pagrindas, kuris suformuoja tada socialinę sanklodą, ekonominius saitus, žmonių tarpusavio santykius, įsitikinimus, religijas, politinės sanklodas, visa tai yra antstatas. Tai buvo tokio dialektinio materializmo iš esmės pagrindas, kad yra kažkas fiziškai tikro ir apčiuopiamo ir šitos fiziškai tikro ir apčiuopiamo pasaulio transformacijos lemia neapčiuopiamo kultūrinio antstato formacijas. Bėda čia, kurią aš dabar norėčiau atkreipti dėmesį, tai kad darbas netelpa nei į vieną iš tų dviejų kategorijų. Darbas nėra vien fizinė kažkokia tai jėga, nes jisai įsipaišo į socialinės peripetijas. Jis turi aiškiai kažkokias socialinės rolės. Darbas nėra antstatas. Tai kas tas darbas ir kur jis yra? Ir aš sakyčiau, kad gamtos dialektikos projektas, kurio ėmėsi Engelsas, o šitas knyga, kur čia matome nuotraukoje, jinai niekada nebuvo baigta, bet tai yra rankraštis, kuris vėliau buvo verstas į daugybę kalbų Sovietų Sąjungoje ir spausdintas. Jisai buvo Engelso mėginimas kažkaip tai atsakyti tą klausimą. Ir tas mėginimas lokalizuoti darbą, jis stumėjo linkme, kad darbas, yra gamtos dalis. Tai darbas yra gamtos dalis, bet jisai save tauriausiai, pilniausiai realizuoja žmogiškoje formoje.
žmogus geriausiai tą darbą išreiškia. Taip gerai, kaip žmonės nedirba niekas. Žmonės moka dirbti. Ir negana to, kad nieks kitas nei žmogus taip gerai negali dirbti, tai ir žmonių tarpe yra tų, kurie geriau dirba. Tai darbininkų klasė. Darbininkų klasė, kurie iš tikrųjų dirba, o ne taip kaip tokie veltėdžiai kaip aš. Tai ką tai reiškia mums? Tai reiškia, kad darbininko darbas buvo pačios gamtos savirealizacijos procesas. Tai, ką daro darbininkas, iš esmės yra kaip lemta dialektinių procesų. Tai yra gamtos lemtis. Tai nėra chaosas, tai nėra spontaniška kažkaip, tai yra kažkas, kas padeda pasiekti gamtai jos pilnatvę. Gamta pati savyje yra netokia tobula. Ir čia aš tada žengiu žingsnį šiek tiek tolyn dabar jau nuo Markso su Engelsu prie keleto pavyzdžių. Čia yra iš albumo Lietuva šiandien, darbininkų rankos iškėlė šį milžiną ir kita nuotrauka, kuri vadinasi Industrinė romantika. Tada Pečerio Upyčio pirma vaga, auksinis ruduo. Čia iš albumo Latvija šiandien, atkreipsiu dėmesį į sutvarkytus miškus, tikslingai kvadratinėmis linijomis, sodinukais. Čia yra keletas nuotraukų, man atrodo, iš to paties albumo Lietuva šiandien. Nuotrauka centre yra su anotacija čia gaminamas lietuviškas superfosfatas. Tai tie dūmai, kuriuos čia matome, nudažantis naktinį dangų, jie yra fosforo dūmai. Ta prasme, jie šviečia tamsoje dėl to, kad jie prisodrinti fosforo. Ir šiais laikais nufotografuoti šitai, tai kiltų skandalas, sakytų, čia yra kažkaip tai mes nuodijam pasaulį, atmosferą, kuo mes kvepuojame, dūstame, baudas užduotume. Tais laikais nufotografuojam ir įdedam į reprezentacinį albumą. Tai yra mūsų pasididžiavimas. Va, kaip mes galime. Mes galim nušviesti dangų savo darbu. Čia dar keletas pavyzdžių iš truputį toliau. Buvo kanalų kasyba, Belomor kanalas. Buvo tūkstančiais kilometrų per visą Sovietų sąjungą išvagota milžiniškų stalininių kanalų kasybų projektų, kur kasdavo kaliniai savo rankomis. Buvo Stalino didysis planas klimato kaitai. Ir tas klimato kaitai planas skamba irgi ne taip pat kaip klimato kaitai planas, kurį dabar galbūt ES pasiūlytų. Dabar klimato kaitos planas skambėtų, tai ką darom, kad stabdytumėm tą klimato kaitą. Čia ne tai. Stalino planas klimato kaitai yra, tai pakeiskim tą klimatą. Tai buvo sugalvota prisodinti milžiniškus kiekius medžių, maždaug tiek pat, kiek visoje Europoje miškų yra, per Centrinę Aziją, kad užstabdyti vėjus. Vėjų cirkuliacija pristabdžius ten turėjo kažkaip tai tapti drėgniau ir tikti labiau agrokultūrai. Tai sumanymas yra perdaryti iš esmės Centrinės Azijos klimatą. O tada
aš pasižiūrėsiu, ar turiu įsidėjęs citatą vieną. Va, tai aš prie tų kanalų dar sugrįšiu truputėlį. Čia matom iš Belbaltlago, tai yra Baltosios Baltijos jūrų kanalo kasyba. Kasa tūkstančiai kalinių rankomis, karučiais, kirtikliais, milžinišką kanalą, besitęsiantį 100 kilometrų per Karelijos taigą, nuo Baltijos iki Baltosios jūros, kur poliarinis ratas. Nu, vat kažkaip tai kaip vakar spektaklį. Ir kai jie tą kanalą baigė kasti, ir aš čia cituoju Karlą Šliogerį, vokiečių istoriką, jis rašo: Matvėjus Bermanas Dimitlago, čia tiesa apie kitą lagerį šiek tiek, bet idėja panaši, tai tiesiog kitas kanalas. Dimitlago komendantas, to lagerio kaliniai ir iškasė kanalą. Sveikinimo kalboje pažymėjo, kad gamtos klaida, atkirtusi Maskvą nuo didžiųjų vandens arterijų, dabar po 4 metų ir 8 mėnesių darbo pagaliau ištaisyta. Ir Maskva, miestas Rusijos centre, toli nuo visų pakrančių, tapo 5 jūrų uostų, pajūrio miestų. Tai va, tai ištaisome gamtos klaidą. Ko gamta pati nesukūrė, tą darbas padarė. Sovietinį to ankstyvos stalinizmo santykis su gamta gerai nusako ir Maksimas Gorkis savo esė apie mažus žmones ir jų didelį darbą. Gorkis rašo: išskyrus gyvybę, kurią gamta apdovanojo mus drauge su žvėrėmis, paukščiais, žuvimis, vabzdžiais, drauge su vilkais ir žiurkėmis, lakštingalomis ir varlėmis, pugžliais ir gyvatėmis, bitėmis ir rutelėmis, išskyrus gyvybę, gamta mums nieko nedavė. Mes patys pasiėmėm ir pasiimame iš jos viską, ko mums reikia. Mažieji žmonės, mes senovėje maitinamės augalų šaknimis, medžio žieve, kirminais, duona, cukrų ir viską, ko dabar maitinamės, radome, atėmėme ir pasigaminome patys savo proto gale, be gamtos pagalbos. Taigi tai pas Gorkį, kaip ir pas tą Dimitlago komendantą, žmogus pats darbo jėga kūrė kažką tobulesnio, geresnio, gražesnio, kažką verto. Čia turiu Trockio citatą. Ne Žanas Žako Ruso, čia turiu omeny, prasme menas priartės prie natūralumo, o priešingai bus taip, kad gamta taps dirbtinesnė. Dirbtinesnės upių ir kanalų, laukų ir pievų, stepių, miškų ir krantų padėties niekaip negalima pavadinti išbaigta. Tam tikrų pokyčių ir nemažyčių gamtos vaizdui žmogus jau padarė, bet tai tik moksleiviški mėginimai palyginti su tuo, kas dar laukia. Žmogus pertvarkys kalnus ir upes, bendrai paėmus rimtai ir nekartą ištaisys gamtą. Galiausiai perstatys žemę, jei ne pagal savo paveikslą, tai bent pagal savo skonį. Tai va, ir tada priartinant visą tai prie Lietuvos, turiu porą eilėraščių iš Justo Paleckio darbo džiaugsmas eilėraštis ir posmai apie melioraciją iš rinktinės 1000 žingsnelių. Paleckis buvo LTSR aukščiausios tarybos prezidiumo pirmininkas, tai aukšto posto komunistas. Ir Paleckis rašo: kas prakaito suraus neboja, iš darbo džiaugsmo galę semia, nežus būties kovoji sunkiojui, nes vien tik darbas puošia žemę. Ir tada kitam savo eilėraštį: dažnai girdėti klimstame ir maudomės purve, visus apkaltint linkstame, visus tik ne save. Ir
pasiklausius net baisu, kas tiesa atsijos, kai pilnu ima rėkt balsu melioracijos. Dažnai užtektų lopetos į žmogiškas rankas, to jau išnyktų balos tos grevelį tik iškask. Tai matom tokį, nuo Markso prie Trockio, prie Gorkio, prie Paleckio, visur dominuojanti požiūrį, kad mes esam įpareigoti tą gamtą pertvarkyti, keisti, pagerinti kažką, kas joje pačioje nėra realizuoti. Ta melioracija, pavyzdžiui, turiu iš Mindaugo Pociaus istoriko straipsnio iškarpą. Tai rezultatas buvo toks, kad 70 metais nusausinta apie 1 milijonas hektarų žemės. Sniečkus, minėdamas šį įvykį, iškilmingame minėjime didžiavosi 120–130 tūkstančių hektarų nusausintų žemių per metus. Toks melioracinių darbų mastas mūsų Respublikoje. Tokio užmojo nežino ne vienas, net labiausiai išvystytos žemdirbystės kraštas. Ir tada Pocius rašo, nepaisant visų priimtų nutarimų ir raginimų dėl lėšų ir statybinių medžiagų stokos, vienkiemių gyventojų perkelimas iki 67 metų vyko lėtai. 51–66 metais iki plataus masto melioracijos darbų buvo nugriauta tik nežymi dalis apie 15 tūkstančių vienkiemių. 1967–78 metais buvo sunaikinta 69,1 tūkstančio vienkiemių, iš kurių tik 45,7 tūkstančio buvo sausinamuose plotuose. Kiti melioracijai netrukdė, tačiau buvo nugriauti. Tai melioracija suveikia kaip toksai pretekstas, pasiteisinimas senam kolektyvizacijos to kolchozų vajaus planui, suvaryti žmonės į kolūkius, nugriauti vienkiemius. Ir čia kalbam ne apie 3 namus ar 5 kapčiamiestį, čia kalbam apie 10 tūkstančių vienkiemių, kurie buvo sunaikinti dėl melioracijos kanalų. O melioracijos kanalai, kaip tam Paleckio eilėraštį, tai yra išbaigti gamtai. Tai išbaigti gamtai ir patobulinti visuomenę, ar ten kurti socialistinę visuomenę su kolektyviniais ūkiais vietoj senoviškų vienkiemių Lietuvoje priimtų. Aišku, ar tai nemodernesnis gyvenimo tipas negu kolektyvinis, tai čia dar irgi klausimas, nes senesniais laikais taigi buvo ta valakų reforma. Bet sovietai matė tokią kolektyvizacijos viziją ir visuomenės pertvarka ėjo kartu su gamtos pertvarka. Mes kūrėm gulagus ir kasam milžiniškus kanalus. Griaunam vienkiemius, statom kolchozus, kartu melioruojame. Tai kitaip sakant, gamtos rekonstrukcijos visą laiką ėjo greta, jos nebuvo kažkokia tai, tai nėra tik tai šalutinis efektas, tai negaliu sakyti, kad vien ir pretekstas. Kadangi žmogus su savo darbu buvo tik tai viena iš rūšių, kurios dirba, jinai realizuodama savo darbą natūraliai turėjo pakeisti ir naują pasaulį. Tai tas naujo pasaulio kūrimas, jisai reiškiasi ir socialiniam lygmenį, kas visiems žinoma yra akivaizdu, bet taip pat galbūt ne taip dažnai pasakoma, bet buvo ir naujo gamtinio pasaulio kūrimas. Naujo gamtinio pasaulio, kuris turėjo daugybę klodų. Čia turiu
Ivano Solonevičiaus Rusija konclageryje citatą. Jisai kalėjo šitam Belbaltlage, kurio nuotraukas čia matome. Buvo vienas iš nedaugelio, kuriems pavyko per tą Karelijos taigą pabėgti Suomiją ir ten paskui parašyti prisiminimus. Tai Solonevičius rašo, žodžiu daržininkystės ūkis netoli šiaurės poliarinio rato. Papoliarės tyrų įsisavinimas. Socialistinė žemės ūkio plėtra link poliarinio rato bolševikams nėra nieko neįmanoma. Neįmanomo iš tikrųjų nėra. Bolševikų požiūris į darbą toks, kad kokosų palmes galima auginti ir šiaurės ašigalyje. Kodėlgi ne? Tačiau investavus tik 1/100 to, kas buvo sukišta į Vičkos oranžerijas, buvo galima užversti visą Medgorą Ukrainoj be jokių stiklų, be jokių laimėjimų ir be jokių triukų užaugintais pomidorais. Tai kas vyko, iš esmės, Solonevičius aprašo, kad tam Belbaltlage Karelijoje jie statė oranžerijas augintis daržovėms. Tos oranžerijos buvo labai neproduktyvios, aiškiai nuostolingos, bet logika veikia čia ne ekonominė. Logika yra ne kad paskaičiuojam, kur čia naudingiau ir padarom, o logika yra, parodykim darbo galią. Mes galime veikti arktinį šaltį. Paimsim gyventi netinkamą žemę, sniegynų ir paversime ją, klestinčiomis kažkokiamis oranžerijų kupinomis fermomis. Tai aišku, pražudė daug žmonių, kainavo daug pinigų, bet ko nepadarysi, kad parodytum darbo visagalybę. Čia turiu pavyzdį iš Lietuvos. Iš Mokslas ir gyvenimas 69 metų 2 numerio. Rašo autoriai. Šis ežeras žuvų rūšimis beveik niekuo nesiskyrė nuo daugelio kitų eilinių Lietuvos ežerų. Visa šių žuvų kompanija arba ichtiofauna ramiai sau veisėsi ir tarpo. Tačiau žvejai verslininkai buvo kitos nuomonės. Smulkiosios žuvų rūšis neturi verslinės reikšmės, o suėsdamos vertingų žuvų maistą trukdo joms augti. Maža to, tos smulkmės kartais praryja vieną kitą vertingesnių žuvų ikrelį ir tokiu būdu neleidžia joms daugėti. Kaip pagerinti vertingų žuvų rūšių sudėtį, kaip atsikratyti nepageidautinų antraeilių ežero gyventojų, kaip pagerinti egzistavimo sąlygas tik 1-2 vertingų žuvų rūšių, čia padeda chemija. Yra tokia metodika, kurią siūloma išnuodyti ežero žuvis, o vėliau įveisti tik tas žuvis, kurių norime turėti ant vaišių stalo. Taip ir buvo padaryta. Ežerą išnuodijo polichlorpinenų, surinko išdvėsusias žuvis iš viso 760 kg, daugiausia kuojų ir ešerų, o po metų, 1963 metais, suleido apie 250 000 peladės lervų, vėliau 20 000 karpiukų. Tais pačiais metais į ežerą buvo suleista atvežtų iš Kinijos amūro ir baltakakčio jauniklių. Peledė yra skani žuvis, o amūrai ir baltakakčiai savo tėvynėje greitai auga ir yra vertingos žuvis. Taip mūsų vandens fauna pasipildė naujomis žuvų rūšimis. Tai aišku, apie šitų amūrų kokybę tame chloruotam vandenį nieks tuo metu per daug negalvojo, bet idėja buvo, pagerinkime produktyvumą, pagerinkim ežero ichtiofaunos produktyvumą, nes tai, kas yra natūraliai, yra nepakankamai gerai.
žmogaus protas gali sugalvoti, sudėlioti, suplanuoti geriau ir tada mes galim įgyvendinti geriau. Tai išnuodykim visą ežerą ir prileiskim naujai. Čia panašiai kaip ką tik girdėjom Juliaus pasakojime apie medžius, kad iškirskim visus senus ąžuolus, nes daugiau eglių tilps ir mediena geresnė bus. Tada turiu pavyzdį iš Ukrainos ir apačioj vaizdų iš Kauno hidroelektrinės statybos. Tai čia cituoju Paul Josephson, jis rašo apie Dnieprą. Partijos pareigūnai buvo įsitikinę, kad Dniepro upė su savo transportui kliudančiais slenkščiais ir pavasariniais potviniais užliejančiais laukus turi būti pertvarkyta į socialistinę upę, dirbančią proletariatui. Kaip tarė, taip ir padarė, o dar padarė milžinišką žalą dirvožemiui, florai ir faunai, ypač žuvims, ilgalaikės pasiekmes žuvingiesiems Juodosios jūros ir Azovo jūros plotams, į kuriuos tekėjo Dniepras. Tai kitaip sakant, tiesino, lygino upę, taisė jos kažkokią natūralią tėkmę, statė hidroelektrinės kaip ir pas mus. Tam, kad tas hidroelektrinės pastatyti, vėlgi tos pačius vienkiemius iškeldino, žmonės kažkur tai kitur perkelė. Taip naujai mes kūrėme pasaulį. Čia yra pavyzdžių iš įvairių gyvybės sektorių Lietuvoje, yra Sosnovskio barščiai, kurie atgabenti iš rytų Kaukazo į Lietuvą, yra fazanai, jie buvo veisti nuolatos ties Panevėžiu ir paleidinėjami miškus. Buvo specialios veisyklos, kad papildyti Lietuvą naudingais paukščiais, kurių pas mus šiaip natūraliai iš viso nėra, bet būtų daug fainesnis miškas, jeigu būtų. Tai 1985 metais jų planavo turėti 84 000 Lietuvos miškuose. Usūriniai šunys buvo introdukuoti 48 metais, 20 metais jų maždaug, priešingai data surašiau, tai 2016-2020 jų kasmet sumedžiojama būdavo nuo 4 iki 10 000. Tai priviso gausiai. Kanadinė audinė paleistos į Lietuvą 50-ais, žymėtai vežėjai introdukuoti 72-ais, ondatros į Lietuvą atgabentos 54-ais iš Archangelsko. Tai mes į šitą, turiu dar vieną pavyzdį iš kolegos Aivaro Jafanovo, matau jį salės gale, jisai rašė su savo kolega Donatu Barantišausku apie tai, kad vilkas buvo traktuojamas kaip liaudės priešas ir tą etiketę jam ir kabinama. Tai tiesiog paskelbėm vieną iš rūšių liaudės priešų ir naikinam ją iš malūnsparnio. Tai tiesiog skraidom ratais ir šaudom arba barstom nuodus. Tai į gamtą buvo toks priėjimas, kaip į Lego konstruktorių, kad mes galime iš bet kur paimti, į bet kur padėti, iš vieno pasaulio šono pervežti kitą, vienas rūšis išnaikinti, kitas pridėti, klimatą pakeisti, Maskvą paversti pajūrio miestu. Visą, ką tik tai norim padaryti ir tai, ką norim padaryti ir bus gerai. Žmogus yra racionalus, žmogus žino, kaip turi būti geriau. Tai, kitaip sakant, sovietai buvo labai moderni visuomenė, kuri tikėjo dideliu progresu į ateitį ir tą progresą ateičiai kūrė ir tam gamtiniam lauke. To šioks toks pagrindas buvo sovietinė biologija. Jeigu kažkas negirdėjo, tai čia turiu porą veikėjų, jeigu dar turiu laiko šiek tiek, greit prabėgsiu. Tai Ivanas Vladimirovičius Mičiūrinas ir Trofimas Denisovičius Lysenko. Vakaruose jie žinomi kaip pseudomokslininkai, šarlatanai,
Sovietų sąjungoje buvo dideli genijai biologijos ir agronomijos, bent jau iki 60-mečio. Tai Valerijus Soiferis, aprašydamas Lysenko, kurį čia matom tiek viršutiniai, tiek apatiniai nuotraukai. Viršutiniai Lysenko sako kalbą, kurią redagavo pats Stalinas ir su Stalino užtarimu čia ją skelia, o apatiniai matom jį prie Chruščiovo, jis ten apradinėja laukus. Lysenko buvo vienas iš tos kukuruzacijos sumanytojų. Ir Soiferis pristato Lysenko taip. Jis buvo paskirtas į nacionalinių lygmenių svarbius postus. SSRS aukščiausios tarybos deputato daugiau nei 10 metų, akademiko tapo 3 mokslo akademijų. Ukrainos mokslo akademijos, Sovietų sąjungos mokslo akademijos ir Vašnil, visasąjunginės Lenino vardo agrokultūros mokslo akademijos narių. Vėliau buvo paskirtas ir į Vašnil prezidento Veislininkystės ir genetikos instituto Odesoje vadovo postus. Tai jisai iš esmės tapo tokiu, kaip kažkuris iš mano knygoje cituotų autorių jį pristato, mini Stalinu biologijos mokslo srity. Nekvestionuotinų autoritetų, visa ko žinovų. Nepaisant to, Lysenko, kaip jį pristato pirmasis Pravdos straipsnis apie jį, rašo, Lysenko nelankė universiteto, jis netyrinėjo plaukuotų musės kojų, jis ėjo tiesiai prie reikalo. O reikalas buvo toks, kad tarp kviečių sodinukų rasta daug rūgių sėklų, o tarp rūgių sodinukų miežių sėklų, T. polonikum išgauta iš T. turgididum, kopūstų susiformavo iš ropių ir rapsų sėklų, iš eglių užaugo pušis ir priešingai. Jokių mokslinių įrodymų vėlgi nebuvo pateikta. Tokios transformacijos tiesiog buvo deklaruojamos kaip faktas. Mičiūrinas, jau čia pats rašo, iš Mičiūrino raštų cituoju, gamtos mokslai spontaniškai krypsta į dialektiką. Norint tinkamai suprasti gamtos mokslų problemas, reikia suprasti vienintelę tikrą filosofiją. Dialektinio materializmo filosofiją. Tik remiantis Markso, Engelso, Lenino, Stalino mokymų galima iš pagrindų perkonstruoti mokslą. Žmogus yra gamtos dalis, tačiau jis neturėtų vien iš išorės kontempliuoti šią gamtą, jis gali, kaip sakė Marksas, ją keisti. Dabar svarbiausia yra, ir čia vėliau rašo jisai, dabar svarbiausia yra tai, kad jau galime įsiterpti gamtos veiksmų seką. Protingai įsiterpdami galime ženkliai pagerinti naujų rūšių atsiradimą ir pakreipti jų kūrimosi procesą žmogui naudingiausia linkme. Pats skubiausias uždavinys, kurį turime šiandien išspręsti, tai būtų, kaip dar sėkmingiau brautis į gamtos procesus ir kaip atskleisti jos paslaptis, paieška. Tai čia tokie keli kertiniai jų to mokslo bruožai, tai tiek Lysenko, tiek Mičiūrinas teigė, tikėjo, kad rūšis gali kisti vienos generacijos eigoje ir tiesiogiai priklauso nuo materialiosios bazės. Tai kitaip sakant, rūšis yra kaip antstatas. Jeigu mes pašersime teisingų pašarų, jeigu teisingai vandens duosime, trašų reikiamų, palaistysim reikiamai chloridų, tai rūgiai virs kviečiais, o iš rapsų pasidarys kopūstai, ir kaip visi tie kiti pavyzdžiai, kuriuos ką tik perskaičiau iš jų pačių ten teiginių. Antra ta tendencija yra, kad rūšies viduje natūraliai nėra jokios reikšmingos konkurencijos, o konkurencija yra tarprūšinis reiškinys. Kitaip sakant, rūšims būdingas klasinis solidarumas ir pasiaukojimas vardan savo rūšies. Tai čia
Idėja yra vėlgi tokia, persodinta iš socialistinio klasių kovos, idėjos, idealo, kad darbininkai aukojas vieni vardan kitų. Tai Lysenko rašė savo raštuose apie savipraretinimą. Ir savipraretinimas tai reiškia, kad, pavyzdžiui, rugiai lauke pasirenka numirti dėl kitų aplink augančių rugių. Tai jeigu mirė kuris nors vienas ar keli rugiai, tai čia ne dėl to, kad jiem ten pritrūko kažkokio maistinių medžiagų. Čia jisai pasirinko likusio lauko labui. Gamtai būdingi materialios dialektikos virsmai ir žmogaus darbas gali ir turi prisidėti formuojant geresnės rūšis mūsų visų ateičiai. Tai matau, kad jau visai išeikvojau beveik laiką, tai aš greit prabėgu. Tai tos pažiūros įsitvirtino Lietuvoje. Pas mus buvo, pavyzdžiui, Naumas Ickovičius, filosofas, apgynęs savo daktaro disertaciją, kandidato, man atrodo, gyvulių procesų valdymo filosofiniai pagrindai, Mičiurino biologija, atsitiktinumo priešas. Čia jo disertacijos pavadinimas. Tai Mičiurino ir Lysenko raštai buvo kanonas, filosofinio požiūrio į gamtą kanonas, verčiamas į visas kalbas Sovietų Sąjungos ir introdukuotas į filosofinio dėstymą, tą curriculum angliškai sakant, tiesiog į tai, ką turi išmanyti tikras filosofas. Tai, ką čia Peluritis rašo savo disertacijai. 1958 m. spalį MGU išleistam sąraše, kurį turėjo LSSR mokslo akademija į dialektinio materializmo kandidato minimo egzaminų reikalingos literatūros sąrašą. Stalino svarbiausi veikalai, žinoma, įėjo, tačiau egzotiškiausiai atrodo čia nurodomas Mičiurinas ir Lysenko. Tai, kitaip sakant, kad būtum dialektinio materializmo kandidatų, tau reikia mokėti Mičiurino ir Lysenko raštus suprasti. 60 metais, jau po Stalino gerokai, balandžio 12-13 dieną Lietuvos mokslo akademijos visuotinio susirinkimo sesijoje netgi nuskambėjo mintis, jog būtų gera, kad biologai imtųsi išauginti savo filosofus. Tai, kitaip sakant, net ir gerokai po Stalino šitos idėjos niekur nedingo. Mičiurina nuo pasmerkimo nebuvo. Mičiurinas ir dabar rusiškoje Wikipedijoje yra pristatomas kaip didelis biologijos genijus. Lysenko pasmerkimas buvo, bet nebuvo pasmerkimo jo bendrųjų idėjų ir jo visi pasiekėjai nebuvo nuimti, ta prasme, jie liko aukštose mokslo akademijų postuose, jie laikėsi iki solidžių pensijų ir tie visi projektai, kuriuos čia visą panoramą jų pateikiau, jie nebuvo išsižadėti. Jų buvo tempas sumažintas, mes paskelbėm, kad gal nereikia taip aktyviai brautis, reikia kažkaip tai labiau apgalvoti, bet aš, pavyzdžiui, turiu jau iš vėlyvo sovietmečio, čia kelis pavyzdžius, tai tiesiog greitai, pavyzdžiui, kuris šitas, pavyzdžiui, Elgesio kultūra, 80 metų leidinys. Vacys Bagdonavičius rašo, pirmoji mūsų pareiga gamtai ir savo gimtiesiems namams yra šeimininko požiūrio į jos vertybės, jautrios ekologinės sąžinės, gilios pagarbos viskam, kas gyvena, auga, kas teikia natūralias gerybės, gaivą grožį išugdymas. Tai tas šeimininko požiūris, jisai atsirado kaip alternatyva tiesiog nekontroliuojamam darbui. Šeimininko požiūris tai reiškia, kad mes vis dar turim viską tvarkyti,
Vat, pavyzdžiui, kitas leidinys, dar 6 metai po to išleistas. Gamta jau nebepajėgia savimi pasirūpinti, padėti turi žmogus, bet ne vartotojas, o tikras šeimininkas, kuriam rūpi atkurti ir išsaugo turtus. Kuriama ištisa sistema mokslinių, techninių, gamybinių, ekonominių, administracinių teisės bei moralinių priemonių, gamtai išsaugoti ir aplinkai kontroliuojamai keisti, kad būtų palaikomas ir didinamas jos naudojimo visuomenės labui efektyvumas. Tai čia jau ekologinės sąmonės ugdymo aspektai knygoje. Tai kažkokio pripažinimo, kad mes galim palikti kažkiek gamtos pačiai gamtai, nesibrauti, nesikišti. Tiesiog to nebuvo įmanoma dėl ideologinių rėmų. Darbas, kaip visa keičianti jėga, transformacija pasaulio, jisai reikalavo, kad mes ir toliau kažką darytumėm. Bet kadangi darbą teko pažaboti, tai buvo pažabota keičiant į šeimininkiškų darbų, kad dirbkim, bet protingai. Tai protingumas iškyla virš tokio tiesiog transformuokim bet ką, bet kaip, virš modernybės tokios radikalios. Bet vis dėlto jisai apriboja ir ekologinės kažkokias galimybės toj sovietinėje erdvėje. Ir dėl šitos priežasties, nors vakaruose jau seniausiai buvo ekologinė filosofija, Lietuvoje 2 dešimtmečiais mes vėluojame su jos pasirodymu. Visa vėlyvojo sovietmečio ekologinė filosofija vis dar laikėsi to, darbas yra aukščiausia dorybė, tik tai dirbti gerai reikia ir rūšims gerai bus, ir gamtai gerai bus, ir mes galim viską patobulinti, tik tai protingiau darykim kažkaip tai, bet tai, kad žmogaus darbas pats savaime galėtų būti kenksmingas, tai prieštaravo jau darbininkų visuomenės pagrindui. Ir pabaigai tada, čia iš Etika ir ekologija Česlovo Kalendos straipsnio. Įžvelgti žmogaus ūkinės veiklos padarinius gamtai gali tik dialektiškai mąstantis protas. Tai yra protas įveikęs savininkiškos valios grubų utilitariškumą ir išmokęs suprasti gamtos autonomiškumą, išmokęs gerbti jos savitumą ir giliai įsisąmoninęs, jog gamta nepavaldi žmogaus savivaliai. Toks protas atsiranda, kai anarchija visuomeninėje gamyboje rinkos mechanizmą pakeičia planingumas, sąžiningumas ir žmogus galutinai išsiskiria iš gyvulių pasaulio, iš žvėriškų gyvenimo sąlygų pereidamas į tikrai žmogiškasias, tai yra komunistinės. Kaip tik mokslinio komunizmo pradininkas Marksas, apibūdindamas naujosios civilizacijos socialinį bei kultūrinį turinį, pavadino ją tikrų išsprendimų prieštaravimo tarp žmogaus ir gamtos. Tai, kitaip sakant, sovietai kiek čia 20-30 metų radikaliai perstatinėjo pasaulį, viską naikindami, kurdami naujas rūšis, viską performuluodami ir tada sako, bet iš tikrųjų ekologiškai blogai, tai ten vakaruose. Pas mumis nieko blogo negali būti, nes mes darbininkų šalis, mes išsprendę esam tos vidinius prieštaravimus. Tai kitaip sakant, marksistinė ideologija, bent jau sovietinė jos atmaina, maišė ekologiniai idėjai apskritai atsirasti Sovietų Sąjungoje. Negebėjimas pripažinti, kad mūsų darbą reikia pažaboti, 20 metų Lietuvoje uždelsė bet kokio
nežinau, jautrumo gamtai atsiradimą. To pradžią mes matome kažkur tai 60-mečio antroji pusėje, kulminacija 80-metyje. Jau, pavyzdžiui, šiam paveiksliukį kairėje jau matom romantizuotą ir kažkokią mistifikuotą gamtą. Nebe tokią gamtą, kurią reikia būtinai viską perstatyti, bet čia taip pat žmonės su pjūklais pjauna tos medžius. Jie galbūt miškas ir magiškas, bet jis magiškesnis dėl to, kad darbininko rankos jį vis dar tvarko. Tai tiek, ačiū už dėmesį ir Po šito ekskurso dar aiškiau supratau, kodėl tą ryšį tarp hegeliškos absoliučios dvasios ir marksistinio darbo substancionalumo, bet galvojau, aišku, visą laiką klausydamasi apie tą šiuolaikinį kontekstą, kiek to mąstymo ir praktikų rudimentai, kurios pristatei, kalbėdamas apie jau valstybinės programas, kai tam tikros nuostatos jau įgauna ir valstybinius resursus, milžiniškus resursus ir tada įmanomos tos radikalios aplinkos pertvarkos, kiek tu aptinki to mąstymo rudimento šiuolaikinėje visuomenėje. Gerai, aš pabandysiu atsakyti taip, remdamasis gal nebūtinai vien Lietuvą, bet pasiremsiu šiek tiek kaimyninę Lenkiją, kurioje dariau savo disertacijos tyrimus. Tai aš važiavau į Belovežo girią nagrinėti, dėl ko žmonės nesutarė dėl kirtimų. Ten buvo didelis skandalas dėl žievėgraužio tipografo ir ką daryti su juo. Ir tas susikirtimas dėl tipografo buvo iš tokių dviejų iš esmės mokslinių institucijų, kurios lydimos ir dviejų visuomenės dalių. Tai viena iš jų reprezentavo vietinė girininkijos mokykla ir didelė vietinės bendruomenės dalis, kad jeigu nekirsime, tai miškas išmirs. Miške, jeigu paliksime tas rastus, tai man kai kurie girininkai sakė, man miškas tiesiog negražus. Ta prasme, jisai atrodo kaip šiukšlynas, jeigu mes jame paliekame rastus ten gulėti. Ir šita mokykla, jinai atsirado Belovežo miestelyje 50-metyje. Tai yra tuo pačiu laiku, kai Lysenko vajus valo genetikus iš mokslininkų tarpo, juos uždarant į lagerius, tuo pačiu metu, kai paskelbiamas imperatyvas kurti naujas rūšis. Kitaip sakant, mišką tvarkyti pareiga kaip tokia, kaip moralinis imperatyvas, jinai labai gerai sukoreliuoja su tą pareigą viską perkurti. Ir alternatyva tam pas Lenkus atsirado 90-mečio kažkur taip antroji pusėje šiais laikais iš vakarų ateinančių daugiausiai idėjų dėka, ekologai ir vietiniai aktyvistai skatina steigti rezervatus griežto režimo ir nacionalinius parkus, kurie galbūt kertasi su ta idėja, kad viską reikėtų prižiūrėti griežta žmogaus ranka. Ir tada susikerta dvi pasaulėžiūros, kaip mes tai darysim. Ar mes viską kontroliuosime, viską kirsime, nežinau, ne viską, bet viską pagal save padarysim. Jeigu aš manau, kad medis užkrėstas, aš jį nupjausiu, jeigu aš manau, kad kažkokių medžių trūksta, aš jų pasodinsiu, jeigu trūksta trašų, užbersiu trašų, aš būsiu tas darbininkas, kuris viską padarys
į geresnį pasaulį. O kita pasaulėžiūra sako, nu, tai ten, kur tu įžengsi koją, ten tik blogiau bus. Tai gamtai žmogus nereikalingas, žmogus veikia kaip parazitas, kuris viską tik tai benzopjūklų praeina ir duris pasidaro. Ir šita pasaulėžiūra sako, nu, tai palikim gamtą gamtai. Tos dvi jos susikerta ir Lenkijoje jos susikirto iki baisių teismo procesų, ES įsikišimo ir aš manau, kad kažkokią panašią situaciją turim ir pas mus. Ta prasme, galbūt ne taip labai radikaliai, bet vis dėlto tos stovyklos yra pas mumis. Ar tas žmogaus vaidmuo, kad mes dalyvaujame, yra būtinai savaime blogas, aš nedrįsčiau taip teikti, bet galbūt tai, kad mes nepasmerkėme tų visų gamtos pertvarkos projektų, kad jie pasiliko lik tarp kitko, tiesiog, lyg tai taip ir turėtų būti. Mes per 50 metų pakeitėm gamtą daugiau, negu jinai buvo keista per paskutinius 1000 metų, bet gyvenam lyg tai, tai taip natūralu. Tai šitas pokyčio nematymas, mano manimu, ta kažkaip tai bėda nuoskaudą didina. Tai aš nežinau, ar aš atsakiau. Aš manau tiesiog, kad praktikose tai kažkokiu matu lieka. Vykintai, jeigu galima. Sustiprina. Jo. Aš matau, kad salėje jų iš akių pamačiau, kad yra bent keletas žmonių, kur nori pasisakyti, tai aš tikrai eterio neuzurpuosiu, matau, Giedrė Godienė nori pasisakyti. Ai, Giedrė, gal jūs čia einat, ar ne? Ai, gerai. Labą dieną, aš dar kartą pasakysiu, esu geografė, kraštovaizdžio geografė ir man labai norisi padėkoti Mantui už šitą studiją, už knygą, kurią jis parašė būtent apie sovietmetį. Aišku, mes laukiame knygos, kuri prasitęstų į šiuos laikus ir bandom tą medžiagą rinkti. Bet aš norėčiau pasakyti iš viso, čia ta filosofinė pusė, tai iš tikrųjų buvo pristatyta labai teisingai. Ideologizuotas gyvenimas buvo labai smarkiai. Ir noriu pasakyti, kad mokslas Lietuvoje, kad ir geografija, turėjo žinių apie ir ekologinės katastrofas, ir apie tai buvo bandoma kalbėti tiek, kiek buvo įmanoma kalbėti. Aplinkos apsaugos įstatymas atsirado 1960 metais, jo pasekmėje atsirado pirmieji draustiniai, nes iki tol tik Tadas Ivanauskas įsteigė Žuvintą ir mes dėl jo daugiau neturėjome saugomų teritorijų. Tai reiškia, visas šitas vajus, kur ištaisyti gamtą, jisai buvo taikomas absoliučiai visai Lietuvos teritorijai. Tai saugomų teritorijų, pavyzdžiui, iš vis planinėje toje struktūroje atsiradimas buvo pažanga. Ir aš galėčiau pasakyti, kad geografai tai labai stengdavosi iš tikrųjų ir savo tyrimais atskleisti ir tą mastą, ir melioracijos žalą, ir pertvarko žalą, ir taršo žalą. Bet dėl ko Česlovas Kudaba tiek daug kalbėjo žmonėms, rašė į mažų savivaldybių, rajonų laikraščius apie Lietuvos grožį, apie tą gebėjimą pamatyti daugiau, kokia Lietuva yra įdomi, graži, nes dėja jis negalėjo eiti į jokį komunistų partijos susirinkimą, nors tarp kitko jisai buvo komunistas, bet kitaip negalėjo būti, jis net negalėjo žemėlapį kopijuoti, nebūdamas komunistu. Tai buvo labai sudėtinga, pavyzdžiui, kiti, kurie nenorėjo būti komunistais, tai turėdavo Kudabos prašyti, kad jis atšviestų žemėlapį, nes tik jisai spręsdavo, ar atšviesti jį ar ne, ar duoti ar ne. Bet dar irgi noriu prisidėti prie to melioracijos visos sistemos. Tai melioracija iš esmės, kai latiniškai yra žemės gerinimas.
Tai va čia irgi iš tos pačios ideologijos, kad mes viską galim pagerinti pagal save. Na ir koks tas žmogaus supratimas, kas yra gėris, nuo to priklauso, ką mes ir kaip gerinam. Tai labai džiaugiuosi, kad vis dėlto filosofiškai mes tikriausiai sąjūdžio laikais sąjūdis kilo irgi iš ekologinių judėjimų, iš supratimo, kad lietuviai negali spręsti apie savo žemėje vykdomas ekologinės katastrofas, statomas gamyklas, taršos mastą, netgi slepiant bet kokią informaciją, vat kaip sakau, kad tik dabar galėjo žemėlapį atsišviesti, tai labai daug informacijos būdavo slapta, o aš, sakykime, pirmame kurse nagrinėjau Vilniaus oro užterštumą, tai nebuvo kaip dabar galima kokių duomenų realių laikų gauti. Tai buvo vaštaraščiai, kuriuos aš perrašiau ranką už visus metus, už visas Vilniaus gamyklas. Tai buvo tokia labai sunki situacija departamento žmonėms, jie jautė įtampą, ką aš toliau darysiu su tuo. O aš sakiau, aš nieko jau nedarysiu, bet aš noriu bent jau pati suprasti, kas tai yra. O suprasti, ką reikėjo, kad pavyzdžiui medžiaga, kurios 1 kilogramas buvo nepaprastai nuodinga žmogaus sveikatai, matavimo vienetai buvo 1000 tonų. Tai visą laiką buvo parašoma, kad 0. Nes tiesiog apvalinant nieko nebelieka. O su melioracija, tai noriu pasakyti, kad ta mūsų, sakysim, pertvarkos filosofija, jinai yra smarkiai pasikeitusi laimiai, bet tikrai ne iki galo. Ir tos filosofijos, kaip ir Mantas sako, jos tikrai kaunasi miškų fronte, kaunasi aplinkosaugos fronte, tebesikauna ir labai aktyviai. Bet noriu pasakyti, kad atrodytų, kad melioracija dabar yra menkai finansuojama, kaip pertvarkymas žemių, sausinimo sistemų atnaujinimas, pavyzdžiui, tų net ir kurios buvo, bet ir nauji upeliai yra kasami toliau, tarsi būtų sovietmečio laikai. O kiek mes turime tų upelių, tai žinokit, kad Lietuvos upių, pavyzdžiui, 90 metais buvo pasakyta, kad tik 15% visų upių atkarpų yra natūralios. Tai kai jums sako, saugokime natūralią nerį, tai tikrai saugokime natūralią nerį, nes jeigu tą 500 km dar atiduosime, tai liks keli centimetrai. Tai aš jau baigsiu. Čia ir Mantas, ir Giedrė minėjo tas 2 filosofijas, ar ne? Ir aš bandydama rekonstruoti tą alternatyvę filosofiją, aš suprantu, kad vienas svarbus momentų, kur abudu paminėjote, kad tai yra savo žemė, bet dar norėjau paklausti, iš kokių dar atraminių idėjų susidaro tas alternatyvus filosofinis mastas apie mūsų ryšį su gamta. Mano supratimu, didelė dalis alternatyvos kyla iš romantinio mąstymo. Ir, pavyzdžiui, kai aš pradėjau tą pristatymą, aš pradėjau nuo to, kad pas mus buvo Smetona, bet buvo ir Vydūnas. Ir Vydūnas kaip romantinis filosofas, neatsitiktinai sutampa su tuo filosofu, kuris pasisako už gamtos teisės, už gyvūnų teisės, už kažkokį tai saugojimą to, kas buvo, ar kažkokios praeities gamtoje išlaikymą. Ir dažnai iš tikrųjų tenka ir išgirsti ir susidurti su tokia nuomonė, kad romantizmas ir romantika yra kažkokia tai klėdesiai arba kažkas tai tokio neįgiamo, ta prasme, kad mums reikia realistiškai žvelgti į pasaulį. Bet aš nemanau, kad būtinai taip. Ta prasme, mes gyvename pasaulyje, kur mūsų įsitikinimai ir vertybės formuoja tą pasaulį ir mūsų elgseną. Mes, kaip pavyzdys, kaip nuo marksizmo pereiname prie viso pasaulio perkūrimo. Tai lygiai taip pat ir romantizmas davė postūmį į kitą pusę. Amerikoje, pavyzdžiui, atsirado pirmieji nacionaliniai parkai, kurie sutapo su Amerikos transcendentalistų judėjimu tuo metu, Johnu Muiru, Ralphu Waldo Emersonu ir Henry Davidu Thoreau, kurie kėlė pirmasias nacionalinių parkų idėjas. Tai romantizmas davė postūmį atsirasti šiuolaikiniai aplinkosaugai kaip tokiai.
Ir dabartinė aplinkosauga iš esmės yra skolinga romantiniai žiūrai. Tai jeigu mes manome, kad išsaugoti kažką tai seno yra verta, tai galbūt nereiks spjauti tą romantizmą. Kažkiek tai romantinės žiūros gali pasaulyje prisidėti paliekant kažką vertingo. Tai aš matau problemą su balanso trūkumu. Čia mes lyginom tą kažkokį tai vakarietišką žiūrą ir tą komunistinę žiūrą, dvi modernybės. Problema yra ne tai, kad sovietai buvo modernus, nes modernus, ir Smetona modernus buvo. Ir Amerikoje, kaip Ainė pristatė, irgi buvo tokių pačių miestų statoma, tie patys melioracijos projektai buvo, visa tai irgi buvo. Problema mano žvilgsniu yra ta, kad sovietinė ta ideologinė perspektyva nepaliko vietos alternatyvai ir nepaliko vietos diskusijai. Ta prasme, jeigu mes pasakom, kad tik tai modernybė ir taškas, ir tik tai naujas pasaulis ir taškas, va čia yra problema, jeigu mes nepaliekam vietos senam pasauliu. Ačiū, matau, yra dar klausimų ir reakcijų. Aš noriu tavęs paklausti kaip filosofo. Gerai, prisimenu Vykinto kažkurį pranešimą, kur pasakoja apie moteriškę, o gal Daivos, kuri eina į mišką, ar ne, ir viena vertus, jinai turi gražiai sutvarkytą savo darželį, nuėjusi į mišką, reiškia, meta saldainių popieriuko, nes, jai tai nėra jokia problema. Nes, aiškiai yra žmogaus ribos susiformuotas, ar ne? Va čia yra vieta, kuri yra mano tvarkoma. Ir toliau yra kita dalis, kuri tiesiog yra ir kurioje aš ištirpstu ir su kuria stengiuosi susitapatinti. Ir dabar šita romantizmo ir saugojimo riba kūrė iliuziją, kad jau mes dabar, tą pačią, kaip sakyt, jeigu tą tavo Lysenkos projektą pristatytą, ar ne, tiesiog žiūrėtume kaip net ne į socialistinį briedą, bet kaip į technologinės minties paieškas. Tai buvo prasta korporacija, turėjo kažkokį prastą vadovą, bet paimtų bet kokį automobilio istoriją, ten taip pat visokių buvo kvailyšių, kol tai išsivystė, kas išsivystė. Ir viską tai, viskas vystosi. Grįžtam prie to, kad, tas prigimtinis žmogaus stovėjimas, ar ne, jisai labai gerai žinojo, kad viena dalis yra mano, kur aš tiesiogiai, tai yra mano sodas, kurį teisingai turiu tvarkyti ir galbūt ne pernelyg drastiškai. Ir kažkur yra riba, kur aš tikrai, tai yra neliečiama, ar ne? Ir ta riba. Ir, kaip tu brėžtum dabartinę, nes man tai, visų pirma, vienareikšmiškai sakau, kad klimato kontroliavimo projektai, kova su klimato kaita. Dar to prigimtinio žmogaus buvo labai aišku, kad dalis dalykų turi išlikti, bet jeigu kažkas pasikeitė ir aš keičiuosi, tas supratimas yra besikeičiantis, ar ne? Ir dabar su visu tokiu savo pirminę stovėseną nueini ir sakai, aš sukovosiu su klimato kaita, ar ne? Arba dar ką. Kažkur mes pasimetam su ribomis. Kaip tu manytum, kur yra ta riba, kur čia, kas yra mums paveikiama, o ką mes jau priimam, kad tai yra aukščiau už mus. Ačiū. Tai yra puikus klausimas, į kurį neturiu tokio puikaus atsakymo. Aš manau, kad šitai mes kažkaip tai turim pajausti, ta prasme, tai yra dalykas, kurį mes kaip žmonės intuityviai savo kasdienėse praktikose turim matyti, galbūt tai gali ateiti iš tos pačios prigimtinės kultūros, iš tradicijos, kad, kaip tu ir sakei, ta prasme, aš sutikčiau, kad jeigu mes turim tas dvi perspektyvas, labai romantinę
kur gyvenkim tik tai kaip senoliai gyveno, žvanginkim skudučiais ir aš atsiprašau, skudučiais nežvanginama, bet aš esu iš Kauno žmogus, neturintis net tarmės jokios, kai žiūrėjom žemėlapį tą, aš esu iš to balto ploto, kur nėra tapatybės. Tai taip, ir man tada sudėtinga yra identifikuoti su ta labai senu laiku. Kažkokį tai ryšį aš su juo vis tiek turiu, bet galbūt mano ryšys nėra toks betarpiškai artimas, kokį romantizmas bandytų paišyti. Bet mano ta tokia perspektyva yra netokia moderni, kaip marksistai ir Lysenko bandytų siūlyti. Ta prasme, tai aš manau, kad mes turim kažkaip tai atrasti balansą, ryšį, gebėti palikti erdvės žmogui, būti žmogumi, tvarkyti savo kiemą, aplinką, gyventi gyvenimą, kažką kurti. Bet kartu, nebandykim gal tiesiog viską pradėti kaip nuo naujo lapo. Ta prasme, mes nesam vakuume, esam savo tėvų ir senelių žemėje, esam papročių ir kalbos veikiami, religinių įsitikinimų, filosofinių pažiūrų veikiami. Ir to nematyti ar bandyti ignoruoti, tai arba yra labai savidestruktyvu ir aplinkai destruktyvu, kaip matėm čia iš pavyzdžių mano, arba tiesiog ir nesažininga prieš save ir naivu. Tai bet kuriuo atveju mes turim kažkaip tai tiesiog išlikti savo sąžiningi, matyti, kad viena vertus esam formuoti ir suformuoti, bet kita vertus galime formuoti ateitį. Ir nesam vien srovės nešami. Tai tas pasidavimas vien tradicijai, vien praeičiai, jis irgi yra toksai labai užgujantis žmogų. Mes, jeigu užsidarysime kažkokiam tai praeities laike, romantiniai perspektyvai, tai idealiausia būtų, kad gamta būtų visai nepaliesta, niekur žmogaus nežengta ir tada galima kalbėti apie kitą ekstremumą. Tokio ekstremumo irgi pavyzdžių yra buvę istorijoje, kai yra gamta apvaloma nuo žmogaus vardan romantizuoto praeities vaizdo. Tada aš turiu klausimą. O jūs dar pagalvokit, ar turit, dar porą minučių turim tam. Tvarkos samprata, jį pasirodė ne vieną kartą tavo pranešime ir dabar atsakant į klausimus irgi, tai romantizmas turi savo tvarkos sampratą, nes tu pats periodiškai brėži tas tokius ekstremumus tarsi, ar ne? Štai mes turim modernistinę su tokius sterilizuotos gamtos įvaizdžių ir tada romantizmą, kur šabakštynai yra gerai. Norėjau ir paklausyti, ar šabakštynai yra gerai. Čia yra tai, kas adresuojama paprastai miesto aktyvistams, kurie kovoja už tą miesto gamtą. Taip, tai jeigu prisiminsim tą Amerikos transcendentalistų pavyzdį, apie kurį čia užsiminiau kaip romantinės tos filosofinės žiūros į gamtą, vienus iš pradininkų, tai pavyzdžiui, Jonas Muiras, Amerikoje krikštijamas nacionalinių parkų tėvų, yra parašęs tokią knygą Mountains of California, Kalifornijos kalnai. Ir joje jisai aprašo, kaip jisai išsiruošia į ilgą kelionę per baisinę liūtį kalnuose, eina nuo 4 prie 4 valandas lipdamas į aukščiausią kalną, kad ten kažkur tai netoli kalno viršaus, kur dar auga medžiai,
susirastų aukščiausią medį, liptų tada į tą medį ir žaibuojant ir virstant medžiams išrautiems iš šaknų ir žiūrėtų į audrą. Kam to reikia? To reikia tikrai ne kažkaip racionaliai, taip pat kaip ir Vičkos oranžerijų komunistams reikėjo ne dėl to, kad ekonomiškai naudinga, jiems reikėjo, nes parodom darbo didybę, o Miurui užsilipti į medį, kai gali iš jo iškristi, arba kaip minimum sumirksi per tas kelias valandas. Jam tai yra kažkokia tai didybė prieš akis, gamtos gale, mane pranokstančios gamtos gale, dieviškos gamtos gale, kurie atsistoja prieš mane ir mane menka, persmelkia. Tai šitą jisai bandė išsaugoti, dėl to ir paskui ir steigė tos nacionalinius parkus, kad jis pamato kažką tai pranokstančio žmoniją, galingo kito, tą visiškai šabakštyninę gamtą kažkokią, bet jinai turi jam jo, tą tokią didžiulę vertę, būtent dėl to, kad tenais dar nėra takelių ir turėklų ir nėra biletėlių kasos prie, tarsime, tai yra natūralu ir tikra. Tai šita perspektyva, jinai viena vertus žmogų pastato gamtos, kuri yra laikoma tokiu visai kitokiu nei aš pats akivaizdo, ir kita vertus tą mane padaro nepaprastai svetimu tam mane supančiam pasauliu. Aš žengdamas į tą gamtos šventovę iš esmės esu profaniškas, kur tik tai žengiu, mano pėdos jau suteršia tą natūralumą. Aš praėjau ir jau kitas eis ir matys, kad ten eita, ten nebebus tas pats. Tai tokia gamta, kuri yra be žmogaus, anapus žmogaus, jinai būtų romantinis tas idealas. Jis yra, sakyčiau, nepasiekiamas. Bent jau Europoje, kur mes jau tūkstančius metų visur žmogaus kojų eita, rankų skinta ir sodinta. Gamta be žmogaus yra pasaka, kažkoks tai pramanas, fantazmas, bet ne realybė. Taip pat, kaip ir tas visai sukurtas pasaulis irgi nerealybė, bet tai čia grįžtant prie Eduardo klausimo, turbūt, kad tam, kad taip normaliai gyventi, mes turim kažkaip balansuoti tarp šitų dviejų, to visiškai man svetimo pasaulio, visiškai natūralios gamtos ir kurtos gamtos. Kažkokiais galbūt gyvenimo momentais mes vis tiek nudreifuojame vieną arba į kitą, tai yra, mes negalime visą laiką būti vienoje perspektyvoje, bet galim turėti kažkokį idealą arba siekį, kur link ketiname eiti. Tai man atrodo, kažkoks tai harmoningas balansas būtų siekis. Ačiū labai, ir turime paskutinį klausimą Dainiaus Razausko. Eilinė erezija mano. Man atrodo, kad pirminė priešprieša yra ne tarp žmogaus ir gamtos, o tarp dviejų skirtingų žmogaus santykių su savim pačiu. Ir aš taip sakyčiau, yra tik tais du įmanomi santykiai ir dvi įmanomos filosofijos pasaulyje. Tai viena yra, kad žmogaus prigimties branduolys yra Dievas, kitaip sakant, Dievas yra pats žmogaus prigimties branduolys, iš kitos pusės pasakius. Dėl to nereikia nieko keisti, reikia pažinti ir atskleisti. Ir tai yra geriausia, ką žmogus gali padaryti. Kitas santykis yra, kad žmogaus Dievas yra atnešamas iš šalies. Žmogus pats savaime nevertas ir jis gali tik tarnauti ir vykdyti ir eiti iš paskos.
Tai vat, manau, kad čia šitoj vietoj ir tada reikia keisti viską, nes viskas yra neverta, ko nepalėtė vat, tas atneštasis Dievas. Čia šie du esminiai dalykai, ne Dievas ir ne Dievas, ne kažkoks idealizmas ar materializmas, o esmė ta, ar Dievas savaime yra mano sielos brandolys, ar aš savaime esu Dievo apraiška. Galbūt ten kokia nors apnešta, apšiukštinta, apžėlus ir tada reikia iškrapštyti tą esmę savyje, pažinti. Ar aš esu pats savaime nieko vertas ir Dievas yra kaip aukščiausia vertybė atnešta man iš šalies, kuriam aš tą galiu tik tarnauti, ten pažinti nėra ko, reikia tik tais vykdyti ir taip toliau. Tai man regis mes daugybės temų brandolys yra suvedamas į vieną ir tą patį klausimą, kuris kelis tūkstančius metų mus čia kamuoja. Ačiū, aš daug neturiu ką pridurti, tik pritarsiu.